Tai spanielių karalius. Susipažinkite su kavalieriaus karaliaus Karolio spanieliais. Šios veislės protėviai siekia Renesanso laikotarpį ir jame gyvenusius Europos bajorus. Kai kur net 16 amžiuje buvo tapomi paveikslai su Italijos, Prancūzijos, Olandijos ar Anglijos didikais, kurie rankose laikė panašius į mažuosius spanielius šunis. Vėliau du 17 amžiaus britų monarchai Karolis I ir jo sūnus karalius Karolis II buvo sužavėti mažaisiais spanieliais. Šios veislės šuniukai buvo pavadinti jų garbei. Tačiau 1926-aisiais Londone vykusią Crafts šunų parodą aplankė amerikietis Rooseveltas Eldridge'as. Jis tikėjosi nusipirkti spanielį, tokį, kokį matė karaliaus Karolio II laikų paveiksluose. Rooseveltas labai nusivylė, kad tokių nerado. Jis kaip mat paskelbė, kad tam veisėjui, kuris išveis seno tipo spanielį ir laimės pirmąją vietą, įteiks 25 svarų sterlingų premiją 3 metus iš eilės. Naujasis spanielis turėjo būti ilgu snukiu, be stačios kaktos, plokščiu viršugalviu ir ruda dėmele ant jo. 1928, 29 ir 30 metais Crafts parodoje pirmąją vietą ir 25 svarų sterlingų prizą laimėjo šuniukas Anson, kurio savininkė buvo Miss Mostyn Walker. Pagal šį kavalierių 1928-aisiais buvo surašytas pirmasis kavalierių standartas. Jie yra draugiški, socialūs, meilūs ir grakštūs, kadangi jie labai nori įtikti savo šeimininkui, todėl jų dresūra nesudėtinga. Jie gali būti puikūs vikrumo ar paklusnumo sporto šunimis, bei fantastiškais terapiniais keturkojais. Kavalieriaus karaliaus Karolio spanieliai puikiai sutarė su nepažįstamais žmonėmis ar kitais gyvūnais, o jų aktyvumo lygis gali prisitaikyti prie šeimininkų. Tačiau ar sunku prižiūrėti šios veislės atstovus? Paklausykime mūsų ekspertų. Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielių kailio priežiūra tikrai nėra sudėtinga, jų kailis yra ilgas ir šilkinis. Atvykus į kirpyklą jiems yra atliekamas tik higieninis kirpimas, tai kurio metu yra patrumpinamas kailiukas ant pėdučių ir tarpupirščiuose, nukerpami nagai, išvalomos ausys ir žinoma augintinis yra išmaudomas. Tačiau tai, ką reikėtų atlikti ne tik kirpykloje, tačiau ir namuose, yra šukavimas, kadangi jų paausiuose esantis kailis yra linkęs susivelti. Šie šunys taip pat gana gausiai šeriasi, tačiau palengvinti išsišerimą galite reguliariai maudydami augintinį, po maudynių jį gerai iššukuodami ir naudodami galingą feną, kuris išpučia iškritusi kailį ir neleidžia jam užsilikti. Maudymui tikrai rekomenduojama naudoti itin stipriai drėkinančias ir maitinančias kailio priežiūros priemonės. Išskirtinis šių šunų bruožas yra ilgos jų ausis, tačiau jos yra itin linkusios į ausų uždegimus, kaip ir visiems kitiems nulepausiams šunims. Todėl labai svarbu reguliariai ausis valyti naudojant šarminį vandenį. Taip jūs ne tik pašalinsite nešvarumus, tačiau ir neleisite bakterijoms daugintis. Spanieliai taip pat yra besočiai, todėl yra linkę į nutukimą. Tad labai svarbu reguliuoti, kiek jie maisto gauna į dieną ir taip pat užtikrinti, kad jie gautų daug fizinės veiklos. Nepaisant pašaro normavimo, labai svarbu, kad šie šunys gautų raudonkailiams skirtus pašarus ir skanėstus, kadangi šių pašarų sudėtyje esančios amino rūgštys yra subalansuotos ir padeda užtikrinti, kad kailis būtų žvilgantis, ryškus ir būtų išvengiama ašarų dėmių.